mūsų nauja šeimos narė Litukė, kuri, man atrodo, nori jo pabėgti, nelabai nori filmuotis. Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, mano vardas yra Aistė ir čia aš kuriu video apie knygas. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Tai čia rasi tiek ir skaitimo vlogų, knygų apžvalgų ir įvairiausių kitų video susijusių su knygomis. Tai tikiuosi, kad tau patiks ir paspausi subscribe prenumeratos mygtuką. Na, o jeigu čia jau sugrįžti ne pirmą kartą, aš be galo džiaugiuosi tave matydama. Na ir šiandien bus knygos apžvalga ir kalbėsim apie knygą Pasikalbėkime apie Keviną. Tai nėra visai nauja knyga, išleista 2012 metais, tačiau aš apie ją nežinau, kol mane parekomendavo Instagrame paskaityti. Ir vos paskaičius knygos nugarėlę, iškart įsigijau ją ir nekantravau paskaityti. Iš tiesų, tai aš turiu tokį sąsiuvinį, į kurį visada rašausi savo mintis apie knygas prieš darant video ar tiesiog skaitant knygą. Ir nieko nesirašiau skaitant šią knygą, tačiau pabaigus pradėjau rašytis šiokius tokius pastebėjimus ir mintis, ką noriu paminėti. Ir iš tiesų nebaigiau visų savo minčių čia sudėlioti, tik keletą užsirašiau, nes pagalvojau, kad tiesiog be jokio pasirašymo nuoširdžiai papasakosiu savo mintis, nes nereikia man kažkokio filtro, stengiantis neišpasakoti knygos turinio, nes Instagrame jūs man nubalsavot, jog norit pilnos knygos apžvalgos, su turinio detalėm, su spoileriais, nieko nesivaržant. Pradėsiu galbūt nuo pačios knygos struktūros, nes manau, kad tai, kai buvo pasirinkta parašyti šią knygą, turėjo gan didelę įtaką tai, kaip skaitytojas mato personažus ir kaip jie yra perteikiami. Tai knyga yra parašyta laiško principu. Laiškus rašo žmona savo vyrui ir pasakoja apie savo sūnų Keviną ir bendrai apie gyvenimą, savo mintis, šeimyninį gyvenimą, ko galbūt nepasakė ir panašiai. Tai visa knyga yra tiesiog laiškai, kuriuose Eva pirmu asmeniu tiesiog pasakoja savo išgyvenimus. Tai sudaro labai asmenišką įspūdį, labai visa istorija tampa tokia asmeniška, iš vieno asmens perspektyvos, jautri, pasakojamas yra visos mintis ir emocijos ir gali įsijausti į pagrindinį veikėją, nes yra pasakojama iš aš perspektyvos, tačiau tuo pačiu ir yra kitų niuansų, nes rašant laiškus ypatingai iš vieno žmogaus perspektyvos, susidarom ir įspūdį apie situaciją tik iš vieno žmogaus perspektyvos. O kaip žinia, tai kaip žmogus mato pasaulį ir kokius jis turi prisiminimus, kas jam išlieka atmintyje ir kokios mintis sukasi žmogus galvoje, labai yra glaudžiai sietos su emocijomis ir niekada pilnos situacijos negali matyti, gali matyti ją tik iš vienos pusės, tai yra iš savo ir galbūt kito žmogus perspektyva būtų skaitytojui man sudariusi tokį pilnesnį įspūdį situacijos ir suvokimą galbūt kokia situacija buvo iš tikrųjų. Nes dabar mes galimai matome iškreiptą situaciją, paveiktą Evos jausmų, paveiktą Evos pogimdyvinės depresijos, kuri tikrai turėjo didelę įtaką šios moters gyvenime, apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. O prisiminimai yra toks labai trapus dalykas, jie yra linkę išblėsti, mažiau svarbus kažkokie momentai ir galbūt emocija ar net nereikšmingas, bet tuo metu labai iškliuvęs galbūt momentas įsimena tikrai ryškiau. Ir todėl aš jau nuo pat pradžios skaitydama knygą negalėjau priimti, kad pasakojama situacija, kaip ją patyrė Eva, buvo iš tiesų tokia. Ir viską žiūrėjau šiek tiek skeptiškai ir nepriėmiau kaip už gryną tiesą Evos būtent istorijos. O istorija čia yra tikrai klampi, tikrai gili ir daug čia visko joje įvyksta. Todėl ir knyga yra gan nemaža. Kiek čia yra? Beveik 600 puslapių? Ne, beveik 500 puslapių. 471 puslapis. Tai kaip vienos šeimos istorijai yra tikrai gan daug kas papasakota. Ir tie laiškai sudaro 2 laiko juostų principą, kai laiškai yra rašomi dabar, tačiau apie praeitį. Ir matom ir dabartinę Evos gyvenimą, ir koks jis buvo anksčiau, ir kaip jie atsidūrė tokioje situacijoje, kokia yra dabar, kaip jo sūnus Kevinas atsidūrė tokioje situacijoje, kokia yra dabar.
Tai knygoje mes žinoma matom Evą dabartyje ir praeityje, jos pokalbis su Kevinu dabartyje ir praeityje, o Frankliną mes sutinkam tik iš Evos prisiminimų. Franklino kaip asmenybės mes nematom. Ir iš tikrųjų tai aš visą knygą iki pabaigos ir galvojau, kas nutiko su Franklinu, kas nutiko jų šeimai, kur Franklinas yra dabar, ir iš tiesų tik knygos pabaiga atskleidžia tokią atomazgą, kuri buvo gan bombinė ir visiškai netikėta. Kažkaip tikiesi vienos pabaigos, link jos eina Eva ir ją pasakoja ir gražiai išrašo ir galvoju, pagaliau sužinojom tą pabaigą, kurios laukiame nuo pat knygos pradžios, tačiau tada dar vienas įvykis ant viršaus užsideda ir tas antras įvykis tikrai buvo netikėtas. Tai šios būtent knygos dalies pačios pabaigos ir neatskleisiu, bet kitą turinio dalį, kitus aspektus, tai tikrai papasakosiu. Todėl jeigu šios knygos dar neskaitėt ir nenorit sužinoti turinio ar išsispoilinti savo, tai tada rekomenduoju eiti pažiūrėti kitus mano video. Visada knygos pradžioje pasakau, bus video su išsame turinio apžvalga ar tik tais bendra mano nuomonė ir įspūdžiai. O jeigu norit sužinoti, tai pasilikit ir klausykit toliau. Gerai, dabar apie knygos tematikas. Iš tikrųjų, pagrindinė knygos tema tai yra gan paprasta, suprantama, iš knygos nugarėlės jau galim išsiaiškinti, jog tai bus šeimos istorija, pasakojama bus apie motinos ryšį su vaiku, kuris galbūt nebuvo toks, kokį mama įsivaizdavo, apie Evą, kuri ilgai svarstė, ar nori būti mama ir turėjo savo mintise įsivaizdavimą kažkokį, kaip turi atrodyti ta motinystė, tačiau ta motinystė buvo visiškai netokia vien todėl, kad sūnus, kurio jis susilaukė, buvo netipiškas vaikas. Ir iš tiesų tai knygos nugarėlė šiek tiek, bent jau man, melavo, papasakosiu šiek tiek apie tai vėliau. Kitos knygos tematikos tai ir yra būtent neišpildyti lūkesčiai, pasikeitę gyvenimo įvykiai, apie kuriuos galbūt net nepagalvojai, apie motinystę, apie tai, ką reiškia būti mama, ką reiškia būti moterimi visuomenėje, kaip į tave žiūri, kai tu esi tik mergina ar moteris, neturinti vaikų, ar kai tu turi vaikų, koks yra visas to procesas ir iš tikrųjų dažnai jis yra idealizuojamas arba labai piešiamas gražiamis spalvomis, o čia autorė pasirenka eiti tuo klampiu sunkiu keliu ir pasakoti visus galbūt negražius momentus apie motinystę, apie tai, kaip galbūt ne visos moterys džiaugiasi, kai jos yra nėščios ir laukiasi vaikelio. Kai kurioms moteriams galbūt tai yra pats sunkiausias periodas gyvenime ir galbūt jiems tas būtent procesas viso tapimo motina nėra toks malonus kaip galbūt kitoms moteriams. Ir manau, kad knyga iškelia skaitytojai kiekvienam tokią dilemą, ar palaikysi sūnų, ar palaikysi mamą. Nes knygoje iš tikrųjų bandoma yra narplėti kartais tiesiogiai, kartais tarp eilučių klausimas ir diskusija, ar žmogus gimsta su tam tikrom charakterio asmenybėm, savo būdo bruožais, ar jie yra įgyti būtent augant, tai kaip esi auginamas ir suformuojami būtent tavo šeimoje. Tai iš pradžių iki vidurio knygos aš buvau už vaiko pusę ir tikrai nepalaikiau Evos, bet tada ties knygos viduriu pradėjau abejoti ir pradėjo man kitokios mintis kilti, o knygai pasibaigus iš vis nebesupratau, kurioj pusėje esu ir galiausiai priėjau tokį sprendimą, jog turbūt nesu nei vienoje pusėje. Nes kuo toliau skaitant knygą, jau knygos pabaigą pradėjau galvoti, jog galbūt yra ir trečia tokia pusė, kai nesi vien už mamą ar vien už vaiką, bet kai esi nei už vieną, nepalaikai nei vieno žmogaus pusės, todėl kad Franklinas, kad ir kaip jis buvo tik prisiminimuose šioje knygoje, tikrai buvo gan svarbus tiek Kevino, tiek Evos gyvenime. Ir aš manau, kad visi trys žmonės šioje šeimoje prisidėjo prie tokios įvykių virtinės ir prisidėjo prie tokio Kevino ir tokio savo likimo. Grįžkim dabar, kodėl aš manau, kad nugarėlė knygos šiek tiek melavo.
Todėl, kad, nežinau, galbūt tai man tik tokį įspūdį sukėlė, tačiau aš įsivaizdavau, jog Eva, kuri bus aprašoma šioje knygoje, bus ta motiniška motina. Tokia mama, kur, kai pagalvoja apie žodį mama, tai viskas, ką gali sudėti į tą žodį, ir bus Eva. Ta mylinti, rūpestinga, besąlygiškai mylinti savo vaikus, be proto jų troškusi ir pasiaukojanti dėl savo vaikų ir visa kita. Tačiau taip nebuvo, o Eva iš tiesų buvo ta mama, kuri elgėsi pagal vadovėlį, pagal taisyklės, viską žinoma darė taip, kaip ir reikia daryti. Jeigu yra tokia taisyklė, kaip reikia elgtis su vaiku, ką reikia padaryti, kaip reikia bendrauti, nuo kiek laiko, ką vaikas turi daryti, visus punktus. Vienas po kito vadovaujasi pagal vadovėlį, tokia buvo Eva, tačiau ji neturėjo to jausmo, tos emocijos, tos besąlygiškos meilės. Eva mylėjo savo vaikus sąlygiškai ir manau, kad tai ypatingai atsiskleidė su Kevinu, nes Kevinas buvo jos pirmasis vaikas ir jis neišpildė Evos lūkesčių, koks turi būti vaikas. Tai čia dar viena dilema iškelia knyga, ar gali iš vis tikėtis kažko. Ir iš tiesų dažnai mes nepagalvojam, įsivaizduojam, kad kadangi vaikai, aišku, aš negaliu labai čia kalbėti, ką įsivaizduoja tėvai, nes pati dar nesu mama, tačiau aš taip manau, kad vis tiek tėvai įsivaizduoja, jog jų vaikai bus panašus į juos pačius, į tėtį, į mamą, galbūt turės panašius pomėgius, galbūt jeigu turės kitokius pomėgius, vis tiek bus panašus charakteriui savo tėvus ir panašiai. Bet jeigu tau gimsta vaikas ir jis nuo pat mažumės nėra toks, apie kokį tu įsivaizdavai, tai turėtum tiesiog su tuo susitaikyti ir vis tiek mylėti savo vaiką, nes tai yra tavo vaikas. Tačiau Evai su tuo buvo ypatingai sunku susitaikyti, todėl kad ją užklupo pogimdyvinė depresija. Ir čia aprašomi laikai yra 1980-ieji, 90-ieji ir 2000-ųjų metų pati pradžia. Tai iš tiesų, vien pagalvojus apie laikotarpį, tai kažkas ten apie pogimdyvinę depresiją, psichologiją ir panašiai, tikrai tokių dalykų nebuvo. Todėl galima šią knygą skaitant iškart sakyti, kodėl Eva neėjo pas psichologus, ar pas gydytojus, ar pas specialistus, kodėl neveda savo vaiko pas psichologus ir kitus specialistus, ir kodėl neėjo, pavyzdžiui, į santuokos šeimos tą terapiją, pokalbius su psichologu ir panašiai. Tai visus šios dalykus galim iškart atmesti, todėl kad privilegija lankytis pas psichologą vien kad pagerinti savo emocinę būklę ir gyvenimą atsirado visiškai nesenai ir tais laikais apie tai niekas net negalvojo. Evai tiesiog reikėjo šiek tiek pagalbos ar vyro, dabar jau naujai iškepto tėvelio pagalbos, kažkaip susitvarkyti su tą emocinę būseną, su tą pogimdyvinę depresiją. Tačiau mama visiškai negavo pagalbos ir manau, kad tai turėjo labai didelę įtaką tai, kaip ji augino savo mažą kūdikėlį, tai kaip ji matė visą situaciją ir manau, kad tai išliko su ją kartu ir per daugybę metų ir dabar knygoje, kai ji rašo laiškus Franklinui, vis tiek dar yra tokia depresijos gaidelė, galbūt dabar net paūmėjusi tą depresiją po visų įvykių, kuriuos teko jai patirti. Tai galbūt tas jos gyvenimas ar Kevinas, kai buvo mažas, net nebuvo tokie blogi, tačiau todėl, kad Evai reikėjo pagalbos, jai atrodė viskas daug baisiau negu buvo iš tikrųjų. Bent jau aš taip manau, jūs galite su manim nesutikti. Jeigu skaitėt knygą, tai parašykit man, kaip jums atrodė, tikrai būtų įdomu, nes aš manau, kad ši knyga puikiai tinka diskusijoms, nes tikrai ne vieną dilemą iškelia knyga ir kiekvienas skaitytojas priklausomai nuo to, kokie yra jo įsitikinimai, kokie yra jo gyvenimo potyriai, gali pamatyti kiekvieną veikėją ir situaciją kitaip ir susidaryti kitokį įspūdį. Taigi, kadangi Eva turi visą šitą psichologinį bagažą, kuprinę, kurią nešasi kartu nuo pat vaiko gimimo, iš tikrųjų tai jau būnant nėščia, Eva nejautė ryšio su vaiku. Ir manau, kad tai buvo todėl, jog Eva iš tikrųjų net nenorėjo vaikų. Ir čia yra dar viena diskusija, dilema, kurią iškelia knyga. Ar visi žmonės turi tapti tėvais? Galbūt kai kuriems žmonėms tapti tėvais iš tikrųjų nereikėtų.
todėl aš manau, kad ši šeima buvo disfunkcinė. Ne ta prasme, jog tėvai mušė vaikus, negražiai su jais elgėsi, tyčiojasi, buvo nepritekliuje užauginti tie vaikai ar tiesiog pamiršti kažkur palikti, bet ta prasme, jog abu žmonės, tiek Franklinas, tiek Eva, nesugebėjo susišnekėti vienas su kitu. Viena pusė labai norėjo vaikų, Franklinas, Eva nenorėjo vaikų. Eva norėjo vaikų tik tuomet, kai jie buvo nuobodu, ar tiesiog, kad turėtų ką pakalbėti su savo amžiaus žmonėmis, kad turėtų kažką naujo, kad būtų kažkoks naujas gyvenimo etapas, o ne todėl, kad norėjo tapti mama. Jie abu su Franklinu mąstė, ar jie nori susilaukti vaiko ar ne, o ne tai, ar jie nori tapti mama ir tėčiu ir auginti vaiką. Eva, aišku, labai vaizdžiai aprašo nėštumą, kaip jautėsi, kai laukėsi vaiko, gimdymo procesą, ne ta prasme, kad vaizdžiai tai išsamei, bet vaizdžiai perkeltinėmis prasmėmis, naudodama tikrai tokius nelabai jaukius ir malonius palyginimus, kaip ji jautėsi. Tai va, tokia Eva, kuri nuo pat pirmų puslapių man nebuvo malonus žmogus. Iš tiesų, tai visi knygos veikėjai nekelia malonių jausmų, nėra mieli, nėra tokie žmonės, prie kurių prisirištum ir norėtum juos palaikyti. Visi trys žmonės, tiek Franklinas, tiek Eva, tiek Kevinas, nėra šviesus žmonės ir tikrai kyla pyktas, skaitant tam tikras scenas. Ypatingai Evos toliau gyvenimas ir aštrėjanti pogimdyvinė depresija, kuri buvo nepasirūpinta auginant Keviną, išsilepsnoja iki nekentimo visko, iki laikymo, jog tavo kelių dienų ar kelių mėnesių kūdikis, kuris verkia per visą naktį, specialiai verkia, kad paerzintų tave ir supranta, kad reikia erzinti mamą, bet ne tėtį, nes kai tėtis grįžta, tai neverkia vaikas, o kai tik išeina tėtis, visą naktį Kevinas praverkia taip specialiai, erzindamas mamą. Taip pat ir kiti aspektai, kaip nekalbėjimas ar užsitęsęs darimas į sauskelnes, taip pat buvo tiesiogiai pasipriešinimas prieš Evą, kad paerzinti Evą. Tas man tikrai nepatiko, nes kaip kūdikis, kuriam dar net nėra metų laiko, gali suvokti ir norėti priešinti savo mamai. Tai čia, aišku, galima pažiūrėti ir iš kitos pusės, kad jeigu palaikai vaiką ir tiki, kad vaikas jau gimsta su tam tikrais bruožais ir galbūt jis jau nejautė meilės nuo pat buvimo motinos pilve ir jautė tą priešiškumą Evai ten, tai galbūt tiesiog nekenčia mamos, bet man ši pusė atrodo tokia šiek tiek pasaka ir aš esu linkusi tikėti, kad kiekvienas kūdikis atėjęs į šį pasaulį jis yra prisirišęs prie savo mamos ir iš pradžių kurį laiką net supranta save kaip dalį mamos ir tik po to pradeda save matyti kaip atskirą žmogutį. Tai kaip tas žmogutis, kuris dar įsivaizduoja, kad yra dalis mamos, gali priešintis mamai, suvokdamas tai. Nežinau. Kitas dalykas, kodėl pradžioje knygos iki knygos pusės labai buvau prieš Evą nusiteikusi, todėl, kad jai viskas buvo blogai. Ne tik Kevinas, bet ir tai, kaip Franklinas bendrauja su kūdikiu, tai kaip kūdikis bendrauja su Franklinu, tai kaip Franklinas stengiasi jiems sukurti geresnį gyvenimą, kaip ji negali grįžti į savo darbą ir kaip dabar jaučiasi, jog visuomenė jos nebepriima kaip moters, o priima kaip mamą, bet visko viršūnė, tas paskutinis lašas taurėje man buvo atsikraustymas į naujus namus, kuriuos Franklinas pirko su meile, tikėjosi, kad šiuose namuose bus galima užauginti gražią šeimą ir bus tikrai geresnė erdvė augti sūnui. Tuo metu bei tame mieste, kur gyveno Evos šeima, buvo gan sunku įsigyti namą, o Franklinas norėjo padaryti staigmeną Evai ir nupirko namą labai gerame, saugiame rajone, pasiturinčiame rajone, didžiulį namą su didžiuliu kiemu ir Eva tiesiog jo visiškai nekentė, vien todėl, kad naujasis jos namas neleis jai būti savo
asmenybės pusę, kuria ji buvo prieš susilaukiant vaiko. Ir labai didelę knygos turinio dalį pirmoje knygos pusėje ir užima tai, jog Eva tiesiog labai trokšta, kad jos gyvenimas būtų vėl toks, koks jis buvo prieš susilaukiant Kevino. Ir iš vienos pusės tai yra pilnai suprantama, labai daug pokyčių vyksta moters gyvenime ir visiškai turi persiprogramuoti ir 180 laipsnių apsisukti. Tampant mama, pasikeičia visas tavo gyvenimas ir tu nori kažkiek galbūt užsikabinti už to savo buvusio gyvenimo, kai dar neturi vaikų, kai buvai laisva, be didelių atsakomybių, o dabar turi rūpintis visiškai nauja gyvybė. Tačiau iš kitos pusės, jau kai užsibrėžė tikslą susilaukti vaiko ir lauki to vaikelio 9 mėnesius, tai jau šiek tiek ir supranti, kad tavo gyvenimas niekada nebebus visiškai toks, koks jis buvo anksčiau, kažko turėsi tikrai atsisakyti, kažko nebegalėsi daryti ir tas besąlygiškas norėjimas vėl sugrįžti į savo buvusį gyvenimą šiek tiek jau yra nebe normalus ir neberealistiškas. Tai paskaitysiu vieną citatą Evos minčių, atsikrausčiusi naują namą. Mane tikrai supykdė šią citatą ir aš tikrai norėjau pasakyti, kas tau yra negerai. Vyras tavimi rūpinasi, nupirko didžiulį namą su didžiuliu kiemu, kuriame galės laimingai augti tavo sūnus ir rajonas tikrai yra geras, bent jau kiek yra aprašoma knygoje. Koks iš tiesų skirtumas, kaip atrodo tas namas? Juk svarbiausia yra tai, kokį tu jausmą jis sukuri. Namas yra tik sienos, svarbiausia, kokie bus namai ir kaip gyvensi tuose namuose. Tačiau Eva mąsto kitaip. Myliuosi, pavyko tave įtikinti, kad namas man labai patinka. Tai buvo pirmas rimtas sprendimas, kurį tu priėmei už mus visus ir nenorėjau tau jo apsisioti vien dėl to, kad nuo minties apie gyvenimą čia man norėjosi persirėžti riešus. Kaip labai tau turi nepatikti namas, kad tu norėtum nusižudyti. Tai nebuvo kažkokia vieta be langų, be durų, be grindų, be stogo. Tai buvo tikrai iš aprašymo labai geras, naujas, pilnai įrengtas namas. Tai kiek giliai turi būti depresijoje, ar kiek turi iš vidaus generuoti pykčio, kad namas tau sukeltų jausmus, kurie priverstų tave norėti palikti šį pasaulį. Galim padiskutuoti komentaruose, nežinau, parašykit. Bet būtent tai ir Evos mintis tuo metu man ir sudarė įspūdį, jog Eva nėra labai šiltas žmogus. Taip, galbūt kai buvo jauna, ji buvo pašėlusi ar su vyru elgėsi gražiai. To iš tikrųjų mums knyga neatskleidžia, nelabai mes žinom, koks buvo jų gyvenimas prieš tai, kaip jie susipažino, kaip jie leido laiką, kokia ji buvo asmenybė, kai buvo jauna. Daugiau tik sužinom faktinių dalykų apie tai, koks buvo jos gyvenimas, ką ji dirbo, šiek tiek apie Franklino paveikslą sužinom, bet apie jos asmenybę nelabai. Ir tada man susidaro įspūdis, jog jos asmenybė iš tikrųjų nėra tokia labai švelni ir džiaugsminga, kad ji taip pat turi savyje labai daug pykčio, niūrumo, tamsių tokių emocijų ir yra linkusi viską žiūrėti tamsiomis spalvomis ar pesimistiškai. Ir iš čia išsirutulioja kita mano mintis, jog todėl aš pirmą knygos pusę ir maniau, jog visiškai Kevino asmenybė yra Evos asmenybė. Tačiau Eva, matydama savo asmenybės pusę Kevine, negalėjo to pakęsti ir tai iškelia dar vieną dilemą. Bet tada ties knygos vidurį iš tikrųjų apsiverčia šiek tiek veiksmas, todėl kad atsiranda dar viena atžala mergaitė, kurios taip pat susilaukia Eva ir jau šiek tiek paaugęs yra Kevinas. Ir mes tada pamatom, kad Kevinas labai priešinasi Evai, jam niekas nepatinka, jis laiko, kad viskas yra kvaila, neįdomu, nereikšminga, nereikalinga. Mažamečių dar būdamas 6 ar 7 metukų klausė, kam žmonės dirba. Ir tuomet Eva paaiškino, jog tie žmonės, kurie nedirba, gyvena iš pašalpų. Ir Kevinas užsibrėžė tikslą, kad jis gyvens iš pašalpų, nes dirbti yra nesąmonė ir kam reikia dirbti. Tai tokie ir
ir panašus dalykai sukosi Kevino galvoje, kai jis buvo dar mažas vaikas, bet jau šiek tiek paaugęs, kad galima būtų išgirsti jo minčių ir suprasti, ką iš tikrųjų jis galvoja. Tai čia taip pat galima galvoti, jog galbūt jis tiesiog atsikalbinėja mamai, nes mama galbūt yra labai griežta, galbūt jis tiesiog yra toks niūresnis, tamsesnis vaikas, būtent dėl to, kad Eva yra toks būtent žmogus. Ir daug kas lieka mums iš tikrųjų ir neatsakyta, nes, kaip ir sakiau, matom viską tik Evos akimis. Tai nelabai žinom, kaip Franklinas su Kevinu, ar kaip Kevinas bendrauja su Franklinu, kai nėra, tarkim, Evos aplink ir panašiai. Bet atsiradus dukrytei, iš tikrųjų tai, kaip sakiau, kad pirmo vaiko besilaukdama Eva tiesiog negalėjo pakęsti nėštumo, negalėjo pakęsti to mažo kūdikėlio ir nejautė visiškai ryšio su vaiku, tai ji beprotiškai tiesiog troško antro vaiko. Visiškai tas noras atsirado iš niekur, vieną dieną pykčio metu tiesiog iššėkė Franklinui, jog nori antro vaiko ir net slėpė savo nėštumą, nežinojo, kad Franklinas bus prieš šį nėštumą, todėl kad Eva susilaukė antro vaiko būdama virš 40 metų, kas yra didelė gan rizika. Bet šio vaiko ji beprotiškai troško ir dukrytė, koks ten jos vardas? Silija, kaip aš pamirštu vardus. Tai dukrytė Silija visiškai buvo priešingybė Kevino. Ji buvo tiesiog įprasta mergaitė, kukli, labai miela mergaitė, parodanti savo meilę, parodanti prisirišimą prie savo tėvų, kaip dažnai mergaitėms būna. Ir manau, kad tai yra natūralu. Berniukai yra labiau padaužos, labiau neklaužados, o mergaitės dažnai būna ramesnės ir tokios mielesnės, jei galima tai pasakyti, kad labiau parodo tą savo meilę, apsikabina ir panašiai. Tai aišku, čia nėra 100% galiojanti taisyklė, tačiau taip būna dažniau. Tai vėlgi kaip ir pagrįstų tą mano nuomonę, jog vaikai gimsta neturėdami kažkokių tai savybės bruožų ir juos įgyja iš savo aplinkos, kurioje auga ir kaip yra auginami. Todėl, kad Eva tiesiog beprotiškai norėjo Silijos, labai jos laukė, slėpė savo nėštumą, labai rūpinosi mergaitę nuo pat mažų dienų, nuo pat kūdikystės. Ir parodo, jog kai rūpinėsi vaiku tinkamai, besąlygiškai jos myli ir parodė tą meilę, vaikai užauga taip pat tokie, kurie myli tave. Tai todėl tokie skirtingi kontrastai yra tarp Kevino ir tarp Silijos. Taip pat prisideda turbūt ir Franklinas, kuris ir yra ta tokia, manau, minkštesnė asmenybė palyginus su Eva. Tai tie vaikai yra labai skirtingi. Bet kodėl man pradėjo mintys galbūt nebūti vien už šią pusę, todėl kad, kaip ir sakiau, matom, kaip Kevinas elgiasi, ką jis turi pasakyti, kokios yra jo mintis ir tuomet atrodo, kad tikrai šitas vaikas yra labai daug pykčio savyje turintis vaikutis. Ir net jeigu jam ir buvo suteikta viskas, jis vis tiek yra kažkuo tai nepatenkintas gyvenime, galbūt specialiai erzinantis savo tėvus dėl kažkokių tam tikrų priežasčių. Ir tuomet man kyla ta abejonė, kad galbūt tada gimstam su kažkokiu polinkiu į tam tikrus asmenybės bruožus ir arba jie būna išryškinamisi pagal tai, kaip mes esam auginami, arba ne. Augant Kevinui, toliau namuose vykstant nesutarimams ir pykčiams, kaip jau ir minėjau, Franklino ir Evos tėvystės metodai ir vaikų auginimo principai yra visiškai skirtingi, kur Franklinas yra linkęs užmerkti akis ir nematyti problemos, Eva mato problemą ir galbūt per didelę problemą, tuomet vienas su kitu jie pykstasi ir namuose nėra ramios, jaukios atmosferos, kas galbūt dar labiau užaštrina tą Kevino pyktį, galbūt Kevinas nori kažką įrodyti ir toliau knygos pabaiga įvykiai išsirutulioja gan greitai, pasakojama ir apie būtent tą didįjį įvykį, kuris įvyko praeityje ir taip pat vyksta dialogas tarp Evos ir Kevino, atsiskleidžia daug Kevino minčių, taip pat dar vyksta ir toks interviu, kuriame imama yra interviu iš Kevino ir Kevinas ten atskleidžia dar papildomų detalių apie save ir apie savo mintis. Tuomet aš likau iš vis, kaip ir sakiau, sumišusi ir nebežinojau nei ką aš iš tiesų mąstau, nes pati knygos pabaiga dar labiau sujaukė mano mintis ir tuomet aš supratau, kad arba galima kaltinti visus šioje knygoje, arba galima nekaltinti nei vieno
nes nėra kažkokio kaltesnio veikėjo. Prie visko prisidėjo tiek pats Kevinas, tiek jo besiformuojanti asmenybė, galbūt kažkokia pradinė, kuri buvo susiformavusi jam vaikystėje, toliau jam augant, kalbant su kitais vaikais, einant į mokyklą, pasikeitė dar labiau į kažkokią tai vieną pusę. Čia priklauso labai nuo to, su kokiais žmonėmis bendrauja vaikas mokykloje ir ką skaito, kokias laidas žiūri, kokius filmus žiūri ir panašiai. Tai šiek tiek prisidėjo, taip pat ir Evos auginimo metodai, taip pat ir Franklino auginimo metodai. Nėra kažkuri viena pusė teisesnė. Ir todėl, kai užverčiau paskutinį knygos puslapį, likau sumišusi, nes vis tiek man liko klausimas, kad ir kiek buvo daug atversta kortų ir papasakota, kaip buvo iš tikrųjų. Ir kas yra kaip, vis tiek man liko klausimas, kodėl įvyko tas paskutinis įvykis? Kodėl? Nes tas pats paskutinis įvykis, ta vyšnaitė ant torto, tas knygos posakis, apie kurį aš tikrai nepagalvojau, man vis tiek liko klaustukas. Nebežinau net ką daugiau pasakyti, nes man atrodo ir taip jau čia kalbėjau gal valandą laiko. Tai daug tikrai dar neatskleidžiau įvykio ir tikrai manau, kad verta yra šią knygą paskaityti, net jeigu neskaitėt knygos ir pažiūrėjot mano šį video, nes neatskleidžiau turbūt nei pusę knygos turinio. Ir manau, kad vis tiek kiekvienas skaitant šią knygą susidarys, kaip jau ir sakiau, kitokį įspūdį apie tos pačius įvykius. Tai esu labai dėkinga, kas man rekomendavo šią knygą, nes jeigu ne jūsų rekomendacijos, net nebūčiau žinojusi apie šią knygą ir turbūt jas niekada nebūčiau paskaičius. Tikrai nebuvo tai lengva knyga, vien kur aš knygą laikau, atrodo galbūt jinai ir nėra tokia didelė, bet tekstas yra tikrai labai smukus. Tai man iš tikrųjų užtruko laiko perskaityti, aš skaičiau 3 savaitės šią knygą. Tikrai buvo apie ką pagalvoti, kaip ir sakiau, mano tiek nuomonė keitėsi daug kartų. Tai tikrai daug temų paliečia, daug galbūt tokių netgi sunkių temų, kurių kiti autoriai dažnai nepaliečia, kalbant apie motinystę, apie kitokią motinystės pusę, apie neišpildytus lūkesčius, apie vaikų ir tėvų ryšį. Tai tikrai stipri knyga ir labai ją rekomenduoju paskaityti. Ir kaip visada, jeigu jūs jau skaitėte šią knygą, parašykit man į komentarus, kokia buvo jūsų nuomonė, parašykit man viską, parašykit tokio ilgio komentarą, man patinka jo skaityti, parašykit vieną žodį, patiko knyga ar nepatiko. Visada yra labai smagu su jumis pabendrauti. O jeigu norit padiskutuoti su manim dar giliau apie šią ar bet kokią kitą knygą, kurią jau pristačiau savo YouTube kanale, tai užsukite mano Instagram, kuris vadinasi taip pat kaip ir mano YouTube kanalas ir ikonėlė yra tokia pat, tai tikrai mane nesunkiai rasit ir galim ten padiskutuoti ir išsamiau. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums patiko ir neatsibodo manęs klausyti. Tai va, šiam kartui būtų tiek ir susitiksim, kaip visada, kitame mano video. Ate!